Iš savo vaikystės prisimenu vieną žaidimą. Skraido žvirblis. Žaidėjai eina ratu, o žaidimo vedėjas rato viduje plasnoja rankomis ir dainuoja. Skraido žvirblis perulyčia, perulyčia, perulyčia ir pamatė kanapyčia, kanapyčia, kanapyčia. Kanapyčia ledą lesa savo vaikėm neša, neša. Kanapyčia ledą lesa savo vaikėm neša, neša. Per šitas eilutes visi bėga ratu. Čir! Šiuo metu žaidėjai pagauna savo porą, bet negali paimti poros, kuri yra šalia dešinėje arba kairėje. Tas, kuris lieka vienas ir pagaunamas vedėjų, eina į ratą ir tampa naujų vedėjų. Žaidimas tęsiamas. Skrido žvirblis perulyčia, perulyčia, perulyčia ir pamatė kanapyčia, kanapyčia, kanapyčia. Kanapyčia lesa, lesa savo vaikam neša, neša. Kanapyčia lesa, lesa savo vaikam neša, neša. Čirr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 
Vaikystėje mes žaisdavome tokį žaidimą, kuris vadinosi pelė, pelė, pas ką žiedas žydi. Šitą žaidimą reikia žaisti taip. Visi vaikai susėda ratu. Pasirenkami du vaikai, kuris vienas yra dalintojas, o kitas spėjikas. Spėjikas žiūri, ką dalintojas daro, o dalintojas eina aplink ratą ir dalyja vaikams kažkokį, tą vadinamąjį žiedą. Kaip praeinamas ratas, sakoma, pelė, pelė, pas ką žiedas žydi. Spėjikas turi atspėti, pas ką žydi žiedas, pas ką yra tas žiedelis. Jeigu spėjikas neatspėja, tada jis išeina iš žaidimo, bet turi būtinai duoti kokį savo fantą. Tai paskui papasakosiu apie fantą. O jeigu atspėja, tai tas, pas ką buvo žiedas, eina dalinti, o tas, kuris dalijo, spėja. Taigi, jeigu neatspėja, tas, kas neatspėja, kaip ir sakiau, duoda savo fantus. Ką tai reiškia fantai? Fantai tai yra kažkoks jo daiktas, asmeninis daiktas. Tai gali būti auskaras, gali būti batas, gali būti megztinis, bet kas. Kai surenkama tam tikras skaičius fantų, arba kai jau nusibosta žaisti, tai tada du vaikai eina tų fantų dalinti. Vienas, aišku, nežiūri, o kitas ima tą fantą ir sako, ką reikia daryti už šitą fantą. Tas vaikas, kuris nežiūri, sako, pavyzdžiui, šitą fantą reikia pasakyti eilėraštį. Tada parodomas kieno fantas ir to kieno tas daiktas turi pasakyti eilėraštį. Arba pašokti, arba dar kažką padaryti. Mam 70 lat. Byłam kiedyś nauczycielką, a teraz babcią i
Bardzo dobrze pamiętam wszystkie gry i zabawy z mego dzieciństwa. Lubiliśmy bardzo skakanki, lubiliśmy jeździć na łyżwach, ale też zapamiętały się niektóre takie, które bardzo były popularne. Na przykład klasy. Rysowaliśmy na asfalcie kredą, mieliśmy takie zaczarowane szkiełko, które rzucaliśmy i wszystkie ulice, tam gdzie było dużo dzieci, to były wymalowane kredą. Koło domów mieliśmy takie trzepaczki, bo kiedyś odkurzaczy nie było, więc na tych trzepaczkach to sobie różne wyprawialiśmy ćwiczenia. Chłopcy podciągiwali się, dziewczynki też próbowały dorównać. Także bardzo ciekawą rzeczą z mego dzieciństwa to było jeżdżenie na kole nadmuchanym od traktoru. Kiedyś nie było kajaków, ale chcieliśmy też bardzo przepłynąć rzeką Wilenką od takiego Belmontu aż do Góry Zamkowej. Więc najpierw trzeba było toczyć te koło 7 kilometrów, a potem z wielką przyjemnością płynąć rzeką i przyglądać się pięknej przyrodzie. Zabaw było bardzo dużo, a szczególnie zimą, kiedy mogliśmy i na sankach zjeżdżać, i na lyżwach. Nie było zbyt dużo możliwości ślizgawek, ale mieliśmy stawy, które zamarzały i można było na tych stawach też, jak ktoś nie miał lyżwy, to po prostu na butach jeździło się. Szkoda, że teraz młodzież nie jeździ na sankach, na lyżwach, a wolą tylko z komputerkiem.